Jie valandą tikrai. Pasimelskime, prašau, visi kartu. Aš galiu gyventi. Dar vieną pamoką. Aurimai, prašysime pačią pasimelsti. Brangus viešpatie Dieve, dėkoju šitą galimybę susirinkti čia ir klausytis tavo žodžio. Ir tiesiog turtėti viešpatie Dieve, dėkoju tau už pastorių, už kiekvieną žmogelį, kurį čia atvedė. Prašau atverti mūsų širdis, ausis ir protą, Dieve, kad mes viską paimtumėm, Dieve, paslėptumėm širdį, viešpatie Dieve, ir galėtumėm būti praturtinti ir mokintis atnešti tau šlovę ir garbę. Dėkoju tau, viešpatie Dieve, tiesiog palaimink mus. Ir ačiū tau, Jėzus Kristus vardu. Amen. Ačiū. 7 puslapis. Mes sakėme, kad Dievas mus kviečia pasitikėti jo žodžiu. Dievo žodis mus nori keisti. 5. Turi pritaikyti žodį gyvenime. Turi pritaikyti žodį gyvenime. Pas jūs yra nupiešta knyga ir paskui yra 3 brūkšniai prie pritaikymo. Prie tos knygos jums reikėtų nupiešti tokį nemažą save. Perpiešti. Čia būtinai tokį pat. Aš vakar sakiau, kaip aš piešiu, jums reikia pasijungti fantaziją. Aš žinau, kad jūs nupiešite daug geriau pas savęs. Ir be abejonės prie savęs, kaip jūs save nupiešite, jums reikia nupiešti širdį, kurią tikiuosi jūs turite. Kada mes kalbame apie žodžio pritaikymą, žodis turi būti pritaikytas prote. Pirmas yra pritaikyti. Pritaikyti prote, kur pas jūs yra brūkšnys. Žodis turi būti pritaikytas širdyje. Ir žodis turi būti pritaikytas einant teisingu keliu. Žodis turi veikti visą jūsų esybę, Dievas turi veikti jūsų visą esybę, protas, širdis, teisingas kelias. Ir tai yra, ką Viešpats mus moko, mylėk mane visą savo širdimi, visą savo sielą, visų savo protų, visomis savo pajėgomis. Labai svarbu, kad tai vyktų mūsų gyvenime. Bus piešinukų dabar truputėlį daugiau. A mažytė raidė. Kada pritaikai Dievo žodį, patampi vis daugiau panašesnis į Viešpatį Jėzų. Kada pritaikai Dievo žodį, tu patampi vis panašesnis į Viešpatį Jėzų. Žodis, tu, žodį pritaikai, ir kada žodis pritaikomas gyvenime, tu vis daugiau panašėji į Viešpatį Jėzų Kristų. Tu vis daugiau panašėji į Viešpatį Jėzų Kristų.
Gal jūs per pertrauką neužvertėt Romiečiam 8? Jeigu užvertėt, atsiverskite dar kartą, prašau. Ir kada mąstome apie šitą tiesą, prisiminkime, kas rašte yra parašyta Romiečiam 8, 28, 29. Kas galite, perskaitykite mums, prašau, Romiečiam 8, 28, 29. Be to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslų pašauktiesiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Dėkoju. Mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, jo tikslų pašauktiesiems. Vadinasi, mes turėtume atsakyti savo, kas yra tas gera Dievo vaikų gyvenime? Kas yra tas gera Dievo vaikų gyvenime? Jėzus. 29 eilutė kontekstas. Tuos, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė, pažiūrėkite, koks palaiminimas. Į ką jis leidžia būti panašiais? Į jo sūnų, Jėzų Kristų, kuris yra pirmas viskame. Todėl, kada pritaikai žodį, žodis yra kaip priemonė, kurią Dievas pasirinko tikinčioje gyvenime, kad vesti prie tikslo, kurį Dievas paskyrė, panašėti į jo sūnų Jėzų Kristų. Žodis pritaikomas, tu panašėji vis daugiau į jo sūnų, tai, kad Dievas yra ir numatęs tikinčiojo gyvenime. B mažytė raidė. Kada patampi vis daugiau panašesniu į viešpatį Jėzų, tada gali perduoti žinią kitiems ir padėti jiems savo širdyje ir prote pritaikyti Dievo žodį. Žodis. Tu. Ir jūs atsimenat, kaip Esdras, jis paruošė širdį, tyrinėjo, studijavo, vykdė ir po to mokė. Kada tu pritaikai Dievo žodį, tada tu gali padėti kitiems gyventi pagal tai, ką moko Biblija. C mažytė raidė. Jei tikintieji Biblijos tiesas pritaiko, bus nuostabi draugystė viešpatyje. Jei tikintieji pritaiko tai, kad Dievas moko apie save savo žodyje, bus nuostabi draugystė viešpatyje. Žodis. Vienas tikintysis. Kitas tikintysis. Draugystė Kristuje. Žodis yra pritaikomas. Taip yra nuostabi draugystė Kristuje. Vieną kartą man teko kalbėti su vienu žmogum. Įdomia tema. Ir mūsų tema pokalbio
buvo vienas žodis – melas. Mes daug kalbėjome, bet nedaug kas klijavosi dvasiškai. Kodėl? Mūsų nuomonės išsiskyrė, nes vienas iš mūsų tikėjome, kad melas yra nuodėmė, o kitas tikėjo, kad melas yra tik tai klaida. Ir toliau nėra kaip eiti pirmyn, dvasinė prasme. Taip mes sveikintis galim, paspausti rankas galime, apsikabinti galime, arbatos išgerti galime. Bet jūs matote, nuomonės išsiskyrė. Be abejo, didžiausias autoritetas, ką Dievo žodis mums sako savo žodyje. Ir jeigu mes sakome taip, tai iš tikrųjų yra Dievo žodis, pasižiūrėkite, tarp vieno ir kito yra draugystė viešpatyje. Ir galima paimti labai daug sričių gyvenime. Kodėl kartais kai kurie dalykai nesusiklijuoja, nes nėra atkreipiamas dėmesis, ką kur Biblija labai aiškiai mus moko. Filipiečiam 3:10. Jūsų užrašuose Filipiečiam 3:10. Audra, ar jūs galėtumėte garsiai mums perskaityti, prašau. Pažinčiau jį, jo prisikėlimo jėgą ir bendravimą jo kentėjimuose, suarčiau su jo mirtimi. Dėkoju. Paulius, kuris yra įtikėjęs žmogus, rašo Filipiečiam iš kalėjimo, pradeda šitą eilutę sakydamas, kad vis daugiau pažinčiau ką? Kristų. Tai yra tikinčiojo gyvenimo tikslas. Vis daugiau pažinti jį. Didžiausia problema bus, kada tu pasakysi, aš jau atvažiavau į galutinę stotelę ir viską žinau. Tada tu tikrai atvažiavai ne ten, kur reikia. Bet jeigu tu visą savo krikščionišką gyvenimą pripažinsi, man reikia šitos mens, man reikia jį pažinti labiau, Biblija moko mane, Dievas moko mane labiau jį pažinti. Tu visą laiką auksi Jėzuje Kristuje ir Dievo žodyje. 6. Kuo labiau esi panašesnis į viešpatį Jėzų, tuo mažiau esi savanaudis ir nori daugiau duoti. Kuo labiau esi panašesnis į viešpatį Jėzų, tuo mažiau esi savanaudis ir nori duoti. Šėtonas, tikintysis Kristus. Šėtonas. Dievas išgelbėja žmogų, padovanoja atgailą ir tikėjimą. Jisai bėga nuo šito gyvenimo būdo. Jis bėga. Ir mes matome, ką sako apaštalas Paulius, kad vis daugiau pažinčiau jį, tai yra Kristų.
A mažytė raidė. Šėtonas yra egoistas ir savanaudis. Šėtonas, kaip jūs ir matote, yra visiškai egoistas ir visiškai yra savanaudis. B. Tikintysis stengiasi vis daugiau ir daugiau būti panašus į viešpatį. Stengiasi vis daugiau ir daugiau, kada jis viešpatyje būti panašus į viešpatį. C mažytė raidė. Tai leidžia palikti egoistinį gyvenimo būdą ir jis vis mažiau savanaudis. Tai leidžia palikti egoistinį gyvenimo būdą ir jis vis mažiau savanaudis. D. Viešpats Jėzus, kaip jūs žinote, iš Biblijos yra tarnas. Tarnauja kitiems ir jis nesavanaudiškas. Morkaus 10:45 sako, kad žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats patarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. E mažytė raidė. Esi panašus į viešpatį, kada esi nesavanaudiškas. Tada tu tarnauji kitiems ir nelauki, kad kiti tau tarnautų. Kada tu panašėji į viešpatį, tu patampi vis mažiau savanaudiškas ir tu tarnauji kitiems ir nelauki, kad kiti tau tarnautų. D mažytė raidė. Mano nuodėminga prigimtis nori nusidėti. Savanaudis nori, kad tik jam tarnautų. Čia mums labai geras pavyzdys iš Biblijos. Ir jūs atsimenat Mato 4. Jis net buvo pasiruošęs atiduoti visas pasaulio karalystės, leiskite man pasakyti, kurios jam nepriklauso. Jis sakė, tu tik nusilenk prieš mane. Ir aš pasiruošęs visko atsisakyti. Jis visko buvo pasiruošęs atsisakyti, kad jį tik pagarbintų. Čia yra visiškas savanaudis. Mažas kūdikis jau yra savanaudis. Pastebit? Nebent jūs jį mokote kažkada būti savanaudžiu. O man nei vieno iš savo 3 vaikų nereikėjo mokyti būti savanaudžiu. Atsimenat, mes kartais duodame tuos paprastus pavyzdžius. 3 valandą ryto kūdikis pradeda klykti, bet po 30 sekundžių, ką jisai sako savo mintise. Oi, tėtis ir mama taigi miega. Kaip aš elgiuosi. Reikia nustoti klykti greitai ir nors palaukti iki 6:30 ryto. Kas nors turėjo tokių vaikų? Oi, pampersas pilnas. Bet tėtis po darbo, mama visą dieną maitino, mane nešiojo. Pagulėsiu, aš iki 9 valandų ryto pati jie pakeis. Nėra tokių kūdikių, nes jie jau prigimti savo savanaudžiai gimsta. Nesutikau tėvų, kurie mokytų šitų dalykų. Verk 3 valandą ryto, parepetuosime 2 naktis. Tu turi teisės. O mes tik atsakomybės. Ne? Jei patampi tikinčiuoju, turi panašėti į viešpatį Jėzų ir būti tarnas. Čia tas žodis, jei nelabai tinka, kada patampi tikinčiuoju, turi panašėti į viešpatį Jėzų ir būti tarnas. Pastoriaus savanaudis yra žodis Biblijoje?
Savanaudis aš dabar greitai neatsimenu, ar yra žodis Biblijoje. Reiktų pažiūrėti greitai kokį strongo žodyną ir matysite. Bet mintis yra Biblijoje, gerai? Savanaudis. Žodžio trejybės irgi Biblijoje nėra, bet mokymas yra. Kažkur girdėjau tokį paaiškinimą, kad pats žodis idiotas pagal graikų žodį idijos yra geismas, bet savanaudis, tas kuris veikia savo užduotis. Kokie dar pastebėjimai, nuomonės, komentarai iš jūsų prašom? Prieš pradedant C didžiąją raidę. Kažkas yra, nesakykite, pakomentuot, pasakyti, išreikšti mintis, ką sako. Ne, juoktis nėra iš ko iš vis, nes labai daug gerų minčių ateina iš šitų. Aš dėl to, kad pasaulio kunigaikščio, tai ar jisai meluoja, nes tai Biblija rašo, kad jis yra šio pasaulio kunigaikštis. Ir reiškia, ar jisai meluoja, kad jam šiaip tai visgi duota valdžia žemėje? Ne taip jau ten melavo jisai. Jeigu galima, Irina, su visais mums reiktų labai greitai savo Biblijose paimti ir atsiversti šiuo metu, prisiminti Jono 8:44, prašau. Jono 8:44 ir kas pirmiausiai atsivertėt, perskaitykite mums, prašau, greitai šitą eilutę. Jūsų tėvas velnis, kaip jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Neturiu nei ką pridėti, nei ko atimti šitoje vietoje. Jis melagis ir jis melo tėvas. O kas yra šio pasaulio kunigaikštis? Šio pasaulio kunigaikštis, kada mes skaitom Jono 12 skyrių, be abejonės yra šėtonas, kada mes apie tai skaitom. Kada mes skaitome Efeziečiam 2:1-3, jis yra kunigaikštis, kuris veikia ore. Bet šitas pasaulio kunigaikštis, kuris veikia ore, yra visiškas melagis savo prigimtyje ir melo tėvas. Ir viskas pas jį yra pagrįsta melu. Jono 8:44 labai aiškiai. Nes Jėzus yra ramybės. Taip, Izaijo 9:6, Jėzus visai kitoks kunigaikštis. Bet savo tą teisę davai. Jisai turi veikimo sferas tiek, kiek jam leidžia Dievas. Jūs galite vėl grįžti namo ir savo persiskaityti Jobo knygoje, bent Jobo 1 skyrių. Tiek, kiek aš leidžiu. Bet aš to leidžiu tenai atimti avis, kitus dalykus, jo nelieti. Jeigu jis turėtų daugiau galios, jis paliestų. Nes jis... Kiek kartų Biblijoje šėtonas kalba tiesiogiai su asmenimis? Kiek kartų, kada jūs skaitote Biblijoje, šėtonas kalba? Su asmenimis, va taip jisai tiesiogiai kažką sako. Kiek kartų Biblijoje? Kiek? 2 kartai. Kas daugiau, kas mažiau? Studijavote kada nors jo kalbas? Nelabai. Rekomenduotinas studijos. Pradžios 3 skyrius. Atsimenat pirmą pokalbį. A kodėl nevalgote nuo to medžio? Ar tikrai pasakė Dievas? Ar tikrai Dievas pasakė? Jeigu mes paliesime ir valgysime, mes mirsime. Ne. Tik suvalgykite
Ir jūs būsite kaip Dievai. Ką jis iš tikrųjų sako Ievai? Melas visur jo kalboje, nes jis melas ir melo tėvas. Ką jis iš tikrųjų sako Ievai? Kad neklausyk. Šilta? Kad būsi Ieva, paklausyk manęs. Dievas nėra geras. Tu gali patapti kaip Dievas. Prie ko čia dabar tu nevalgai nuo to medžio? Vieną vaisių tu būsi kaip Dievas. Ei šėtone, ar tu matei mano tarną Jobą? Atsimenat Jobos pirmas skyrius? Dievas viską inicijuoja. Tai parodo, kad jis viską kontroliuoja, viską laiko savo rankoje. Ar tu matei mano tarną Jobą? Ir atsimenat Jobo knyga, kaip prasideda ir kaip Jobą apibūdina. Jobas tikrai nebuvo kandidatas į kentėjimų žmogiškai, ar ne? Tobulas, teisus, ar ne? Atsikelia, galvoja apie savo vaikus, eina kaip šeimos kunigas aukoti auką, gal vaikai kažką padarė. Ar matei mano tarną Jobą? Atsimenat šėtono kalbelę antrąją Biblijoje? Ne veltui jis tave myli, bet tu truputėlį palies kaip kuriuos dalykus. Ką sako šėtonas iš tikrųjų toje kalboje? Ar ne tai jisai sako? Jisai per daug geras Jobui, ar ne? Vaikų daug turi, bandų turi, laukų turi, tarnų turi. Problema yra, kad Dievas pasidarė per daug geras. Pradžios knygoje jis visai neseniai kalbėjo, kad Dievas nėra geras. Pokalbį su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir ką mes jau kalbėjome, pagarbink mane ir tu gausi visas karalystės. Ką sako šėtonas iš tikrųjų? Aš esu geras. Pasaulis ne visas. Aš galiu būti geresnis už Dievą. Ne tik, kad Jono 8:44 eilutė yra aiški, kad jis melagis ir melo tėvas, bet visi jo pokalbiai, pradžios 3, Jobo 1, Mato 4, tiesiog atskleidžia, kad jis melagių metas. Manipuliatorius baisus. Kaip sako? Manipuliatorius. Be abejonės. O pavyzdžiui, mes neturim pokalbio, teksto, bet mes turim, kad jisai su Judo laiške, su Michaelio Angelas kalbėjo apie Mozės kūną. Irgi kažkoks pokalbis buvo, bet mes neturim aiškiai ten, ką jis kalbėjo. Tam skiriu cituojami kai kurie jau. Taip, kažką tai tokio. Jo, čia daugiau pokalbis su konkrečiais asmenimis, gerai? Ten gal kažkokios bendros tiesos, bet čia pokalbis su kai kuriais asmenimis, kurie vyksta žemėje. Tai aš turėjau minty, kada šitos 3 dalykus pacitavau jums ir priminiau tas rašto tiesas, kurios jums yra žinomos. Todėl mes kalbame apie melagių melagį ir
kalbame apie melo tėvą. Galim keliauti toliau. C didžioji raidė. Svarbios taisyklės Biblijos aiškinime. Svarbios taisyklės Biblijos aiškinime. Pirmas, taisyklės yra reikalingos, kad aiškiai žinotume, ką mums Biblijoje nori pasakyti Dievas. Taisyklės yra reikalingos, kad mes žinotume, ką nori pasakyti Dievas. Žvaigždutė, norėčiau paminėti, kad be taisyklių eilutė gali turėti daug reikšmių ir tai sukelia daug problemų. Eilutė gali turėti daug reikšmių ir tada sukelia daug problemų. Keli dalykai mūsų Biblijos studijose ir hermenetikoje, ir kada jūs studijuojate Bibliją savo. A mažytė raidė. Pirmiausiai, kada jūs paėmėte Bibliją į savo rankas, pirmą žodį, kurį aš norėčiau paminėti, yra apžvalga. Apžvalga. Apžvalgoje jūs savo atsakote į vieną klausimą. Ką sako rašto vieta? Tai labai paprastas klausimas, kada jūs paimate ir studijuojate arba skaitote eilutę, ką šita rašto vieta sako. Labai paprastai. Pas jūs yra knyga, Biblija. Šalia be abejonės jūs galite nusipiešti save. Ir čia mano sugebėjimo tokie, bet čia jūs laikote, kaip vadinasi, padidinamas stiklas, ar lūpa galima sakyti lietuviškai. Lūpa. Mano piešiniai matote tokie gražus. Rygoj, kada aš mokiau hermenetiką prieš kelis metus, jie sakė žmogus su balionu. Reikia dukai parašyti. Bet aš turiu minty lūpą. Jūs ateinate, paimate Bibliją ir jūs savo paprasčiausiai atsakot, ką sako rašto vieta. Tai toks pirmas žingsnis, kada paimame Bibliją. B mažytė raidė. Po apžvalgos, kada jūs savo atsakot, ką sako rašto vieta, yra aiškinimasis. Aiškinimasis. Šitas žingsnis yra svarbus, nes po apžvalgos, kada jūs pasakėt, o, Jėzus sako tokius žodžius. O, čia cituojame apaštalo Pauliaus žodžiai, ar ne? O, čia kalba šėtonas, ar ne? Ievai, pavyzdžiui. Arba šėtonas kalba su Dievu apie Jobą. Aiškinimuose žingsnis yra labai svarbus, nes čia jūs turite savo atsakyti į svarbesnį klausimą. Ką tai reiškia? Tai tik labai paprastai, ką jinai sako. O čia jūs mąstote, ką ta rašto vieta reiškia. Ką šita rašto vieta reiškia. Pas jūs yra prie žvaigždutės juodai parašyta dalis sakinio ir aš jį užbaigsiu.
eilutė gali turėti tik vieną aiškinimą. Prašau, šitą atsiminkite hermeneutikoje ir kada jūs studijuojate Bibliją. Eilutė gali turėti tik vieną aiškinimą. Eilutė negali turėti 2, 3, 4, 6, 8 aiškinimų. Eilutė gali turėti, kada jūs savo aiškinatės ir atsakot, ką tai reiškia, vieną aiškinimą. Viena teisinga gal. O šiaip... Be abejonės. Be abejonės. Eilutės visada turi tik teisingus aiškinimus. Neteisingi aiškinimai išplaukia iš mūsų ir iš mūsų susipainiojimo. C mažytė raidė, sekantis dalykas, kada mes kalbame apie hermeneutiką, yra pritaikymas. Yra pritaikymas, kaip jūs ir matote, kaip tai gali įtakoti mane. Kaip tai gali įtakoti mane. Piešinį čia piešiu. Kaip tai gali įtakoti mane. Pirmosios skliausteliu. Jūs matote, kas pas jūs užrašyta. Pritaikymas būna skausmingas.